Labas vakaras visiems. Dievo žodis iš Jono Evangelijos 1 skyrius 14 eilutė sako: žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų, ir mes regėjome jo šlovę. Susirinkome šį vakarą gruodžio 24-ąją švęsti Jėzaus Kristaus gimimo. Tai yra Kalėdų išvakarės, prisimenant, kad buvo toks keistas vakaras, neįprastas vakaras, daug dalykų, kurie buvo neįprasti, ir tai jautė ne tik tai Juozapas ir Marija, bet taip pat piemenys ir kiti žmonės. Taigi ir mes išgyvenkime šitą įvykį, gal šiuolaikiškai, šių laikų dvasia, bet tačiau nepamirštame ir tos dvasios, kuri buvo prieš keletą tūkstančių metų. Kaip visada, kūčių pamaldos yra šiokios tokios kitokios, viskas ne taip, nes mes neturime liturgijos, turime giesmes, turime Dievo žodį ir visada kūčių pamaldas pradeda mūsų parapijos mažieji, tai tie, kurie neserga, šiandien patys sveikiausi susirinko viešpaties pagarbinti. Prašom sėsti. Labas vakaras. Ar girdite mane? Visiems mažiems ir dideliems. Su nuostatu su Jėzaus gimimu. Mes atsidėdėse. Ar girdite mane gerai? Gerai. Išėjom truputį drąsiau, bet jį pradės labai gražių eilėraščių ir paklausykite. Baigėsi laukimas, Kristus užgimė, džiaukimės, giedokime, dabar visi, jis mane globoja, nepastebimai. Aš už tai dėkoju jam ištikimai. Nuostabu. Ačiū tau labai. Toks mažas intarpas. Kunigas teisingai pasakė, kad iš mūsų 16 liko lygiai pusė 8 giedorėliai. Bet svarbiausia, kad susirgo mūsų artistai Ąžuolas ir Marija, kurie labai gražiai vaidino Juozapą ir Mariją. Mes paruošėm čia tokį vaidinimą. Tai dabar vieną kartą tik parepetavę, Marija bus Gabrielė, o Juozapas bus Laurynas. Tai aš labai paprašysiu, kad jie ateitų ir parodytų tą vaidinimą. Kokios vis tik žmonių vietos širdis buvo tą vakarą, kad jie nepriėmė Marijos ir Juozapo. Čia Marija, mums kelionėje snigo, lyjo, pavargom ir sušalo. Ačiū Dievui kelio galą, tai Betlėjus pagaliau, pailsėsime to jau. Juozapai, aš pavargau. Pasistosim būt geriau ir pabėgsim duris, gal kas nors atidaryti. Kas čia trankosi lazda? Ar pabėgsi nevalia, esu Juozapas, o čia Marija. Mums kelionėje sulyja, jau visai tamsi naktis, norime sumerkti. Na, nakvynės, begalai, pilnos lovos kambariai. Elgetoms tokiems kaip tu, aš neploju padalų. Mums nereikia prašmatniai, kur didžiuliai kambariai. Gal ant laiptų, kur kampučiai, mums tik šią naktį prabūti. Pasakiau, kad neturiu, man tai namai žmonių, o ant laiptų juokdarys, aš ten lakinu šalis. Juozapas, aš pavargau. Tuoj sustosim būt geriau ir pabėgsim duris, gal kas nors atidaryti. Ko tau reikia pasakyti? Labą vakarą, nepyk, esu Juozapas, o čia Marija. Mums kelionėje sulyja, jau visai tamsi naktis, norime sumerkti akis. Nėra vietos jau seniai, pilnos lovos kambariai. Eikit daug kol kas, netrukdykite mane. Juozapas, aš pavargau. Tuoj
esu Juozapas, o čia Marija. Mums kelionėje sugijo, jau visai tamsi naktis, norime sumerkti akis. Tai nakvynės, per vėlai, miega Cezario kariai, užėmė visus namus, gali vietos čia nebūtų. Gal kur kieme, paprastai, Pririšti jų arkliai, neškis gaisro vartus ir nebūk toks įkyrus. Čia stovi, nėra vietos, nėra vietos. kokia širdis žmonių kietas, eikime už miesto sienų, gal sutiksime bent vieną piemenėlį prie bandos, kuris prie laužo vietą duos. Dievo nuostabi naktis, aiškiai šviečia pilnatis, tuščias kelias, lyguma. Va, Marija, štai anga, taip pat ten uoloje, pertampuosime jame. Ačiū Dievui, pagaliau radome nakvynę jau, minkšti šieno padalai, laimink Dieve mus čionai. Palaikai ruošiasi padėti giesmeles ir išeiti iš vandens Juozapo ir Marijos. Ir šventą naktį iš aukštai iš žemės įlieja angelai. Globoja jie mus namelius ir laimina jie vaikelius. Čia šventą naktį paslapties, mums žvaigždės kelia čia mūsų. Vaikelius užgimė kanapės, jį gardinam visais laikais. Ar jau pasiruošę? Prašom į sceną. Aš noriu sakyti eilėraštį. Sakau, ir kaip tu tai įsivaizduoji? Aš sako galiu. Gerai, sakau, pasimokėm ir žinokit, jinai iš tikrųjų. Pasakysim tą eilėraštį. Iš lėto leidžia snaigė, užmiega angelai, kalėdos nesibaigia, širdies amžinai. Na ir dabar mes pagiedosime giesmelę Šviesiąją naktį kalėdai. Visi mūsų tie, kurie serga vaikučiai, aišku, žiūri mūsų koncertą ir mes sveikinam juos ir linkime kuo greičiau pasveikti. Mes tikrai labai su vaikiais sekmadienį meldėmės, kad
susirinktume visi, bet tiesiog yra kaip yra. Tai mes jums pagėlosime paskutinę giesmelę. Pasimetė, kai pusė vaikų čia dalyvauja, bet šauniai pasirodėte, ačiū Jums, dar kartą padėkojame. Mes dabar jau įsijungsime kartu į tarnystę ir Viešpaties garbinimą šį Kalėdų vakarą. Minti šį vakarą šventą lapeliuose pirmoji giesmė. Pirma giesmė. Ar visiems užtenka lapelių? Jeigu daug kas turi, galim įsikalbėti pasikredėti. Galit dviesi iš vieno giedoti. Yeah.
Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Liturgijos nėra, nereikia groti. Viešpats tarė man, tu mano sūnus, šiandien tave pagimdžiau. Viešpats yra karalius, jis apsisiautęs didybę. Giedokite viešpačiui naują giesmę, giedokite viešpačiui visą žemę. Giedokite viešpačiui, garbinkite jo vardą kasdien, skelbkite jo išganimą. Apsakykite tautoms jo garbę, visoms tautoms jo nuostabius darbus. Šlovinkite viešpatį tautų šeimos, garbinkite viešpaties galybę, teikite garbę viešpaties vardui, nešini atnašą, ženkite į jo kiemus, pulkite kniūkšti prieš viešpatį didingą šventumu, sudrebėkite nuo jo artumo visą žemę. Skubėkite visoms tautoms skelbti, viešpats yra karalius. Pasaulį jis padarė tvirtą, nepajudinamą, tautas jis teis besąlygiškai. Dangus tesilinksmina, žemė tai džiūgauja, jūra ir visa, kas jore teūžiauja. Laukai ir visa, kas juose tebūna smagus. Tada visi miško medžiai giedos iš jausmo. Viešpaties artume, nes jis ateina valdyti žemės. Teisai jis valdys pasaulį ir ištikimai tautas. Tai žodžiai iš 96-osios Dovydo psalmės. Paprašykime Dievo palaimos, kad mes būtume atviri Dievui šį vakarą, neužtrenktume savo širdžių durų, kaip čia buvo gražiai pavaizduota vaikų programoje, kad galėtume tikrai džiaugtis tuo, ką viešpats padarė. Dėkojame tau, brangus mūsų viešpatie, dangiškasis Tėve, už tavo sūnų, kurį tu atsiuntei tą nuostabų vakarą, neįprastą, keistą. Tu susidūrei su žmonių abejingumu ir šaltumu, bet nepaliovei savo meilės skleisti. Gimė pasaulio išganytojas. Ir mes prisimenam praėjus keletą tūkstančių metų šią gražią nuostabią istoriją. Mes dėkojame viešpatie, kad dėl mūsų tai buvo padaryta. Dėl mūsų atėjai išgelbėti mus, atpirkti mus. Dėkojam tą viešpatį už tavo tą paprastumą, kuklumą ir pasižeminimą. Tu karalių karalius, bet gulėjai ėdžiose. Ne tarp šilkinių auksų suvinėtų brangių apdarų, bet ant šieno. Dėkojam tau viešpatie, kad ir mes paprasti, silpni ir nuodėmingi žmonės galim prie tavo meilės ateiti. Galime džiaugtis, galime grožėtis. Meldžiam viešpatie palaiminti mūsų šį vakarą, kad visą tai, ką mes darysime, tau šlovę ir garbiai duotų tau šlovę ir mums dvasinę naudą. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taip, sėskim. Paklausykime, kas Senajame testamente apie šitą ypatingą vakarą, apie tą įvykį buvo parašyta, pranašauta. Izaijas 7 skyrius 10 iki 14 eilutėse. Viešpats kalbėjo Ahazui. Prašyk viešpatį savo Dievo ženklo. Tebūna jis ar iš Šeolo gelmių, ar iš padangės aukštybių. Ahazas atsakė, ne, neprašysiu ir neguldysiu viešpaties. Tuomet jis atsakė, klausykitės Dovydo namai, negi per mažai jums varginti žmonės, kad varginate ir mano Dievą. Todėl pats viešpats duos jums ženklą. Štai, mergelė laukiasi kūdikio. Jį pagimdys sūnų ir jį pavadins vardu Emanuelis. Amen, tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Kur tai įvyko? Kokiam mieste? Kokiam? Betliejui. Galvoju, gal Memeliai? Ne, Betliejui. Taip.
Jau eilę metų yra tradicija, kad ir į Lietuvą, ir į Klaipėdą yra atvežama Betliejaus ugnis. Simboliškai Advento vainiko viduryje ta žvakė yra uždegta būtent iš Betliejaus ugnies, kuri buvo atvežta iš Betliejaus miesto. Pagal seną Kalėdų paprotį progą žmonės viens kitam dovanoja įvairiausias dovanas, brangias ir menkavertės, pirktines ir pačių rankomis padarytas, praktiškas ir simbolinis. 86 metais vienoje Austrijos skautų organizacijoje kilo mintis Betliejuje Jėzaus gimimo vietoje įžiebti ugnį ir ją kaip Jėzaus atneštos ir mums dovanotos taikos ir ramybės simbolį išdalinti žmonėms po visą pasaulį. Aš čia viso neskaitysiu, tik tai truputėlį šios istorijos. Taigi, mes žinome, kad ugnis yra labai senas simbolis. Pranašas Izaijas sakė, tauta gyvenusi tamsoje išvydo didžią šviesą, gyvenusiems nevilties šalyje užtekėjo šviesybė. Toliau sakoma, aš sukūriau tave ir padariau tave tautos sandorą, tautų šviesa, Izaijo 42 skyriui. Taip pat pranašas kalbėjo apie tą, kuris turi pasirodyti, o jis apie save sako, aš pasaulio šviesa, kas seka manimi nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą. Jono Evangelija 8 skyrius. Nuo 2002 metų šitą akciją dalinti Betliejaus ugnį prasidėjo Lietuvoje per skautų organizaciją ir jie atkeliavo iki Klaipėdos. Taigi šiandien šį vakarą jūs dauguma turite žvakeles. Uždegsite tas žvakeles, prašysiu, kad kažkas patarnautų, ne vienama, daugiau yra gerai. Ir tada pabūkime tamsoj su žvakų šviesa. Kas groja tuo metu, kol dega, kažkas turi groti. Būkite šviesos vaikai ir tegul Betliejaus taikos šviesa dega visus metus kiekvieno širdyje. Žvakė dega ne dėl savęs pačios, jie dega dėl kitų. O dabar paprašysiu, mes skautų neturim, paprašysiu mūsų tarybos narę, kad vestų maldą, mes taip pat atsiliepsime į meldimus.
pasaulyje. Laimink visų krikščioniškų bažnyčių vadovus, kad per juos gausiai pasireikštų gailestingoji meilė, tarnaujant Dievo tautai. Betliejaus ugnį atneškit mums. Meldžiamės už taiką pasaulyje. Palaimink valstybių vadovų bei visų geros valios žmonių pastangas siekti ramybės ir įgyvendinant taiką. Betliejaus ugnį atneškit mums. Meldžiamės už krikščionių vienybę. Dieve, visos vienybės priežasties mes šaukiamės tavęs ir prašome, suteik krikščionių bažnyčioms vienybę, kuri atitinka mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus valią. Betliejaus ugnį atneškit mums. Meldžiamės už šeimas. Dieve, kuris esi tėvas danguje ir žemėje. Tėve, kuris esi meilė ir gyvenimas. Padaryk, kad kiekviena šeima žemėje per tavo sūnų Jėzų Kristų, gimusi iš mergelės Marijos ir per šventąją dvasią, vis naujoms kartoms taptų gyvenimo ir meilės tęsėja. Betliejaus ugnį atneškit mums. Meldžiame už jaunimą. Viešpatie Jėzau Kristų, savo gyvenimu parodęs gražiausią pavyzdį ir pažadėjęs, kad turintieji skaisčią širdį matys Dievą, pažvelk su meile į mūsų tautos jaunimą. Neleis, kad jis būtų atskirtas nuo tavęs. Betliejaus ugnį atneškit mums. Meldžiame už netikinčius. Viešpatie Jėzau Kristau, pagailėk netikinčių, tavęs nepripažįstančių ir nutolusių. Pasakyk jiems, kaip Tomui, vienam iš 12, pažiūrėk mane ir paliesk mane. Jau nebebūk netikintis, būk tikintis. Betliejaus ugnį atneškit mums. Meldžiamės už skautus. Gerasis Dieve, prašome tave įžiebti liepsnelę pasaulio skautams ir kitoms organizacijoms, nuo kurių budrumo ir atvirumo, sąmoningumo priklauso ateities viltis. Betliejaus ugnį atneškit mums. Išklausyk, gerasis Jėzau, mūsų maldavimus ir pripildyk mūsų širdis savo malonės, kad ir mes taptume tavosios ramybės nešėjais, neštume meilę, kur siaučia neapykanta, santaiką, kur vyrauja barniai, viltį, kur braunasi nusivylimas. Prašome tave, kuris gyveni ir išpatauji per amžius. Amen. Taip, galim sėsti. Žvakės neužpučiam, elektros mes taupysim, nes brangiai kainuoja, žvakę dega, ne dėl savęs, o dėl mums. Dabar turėtų būti giesmė, kuri, sakyčiau, mūsų kalėdų himnas yra, tai tyli naktis, šventa naktis. Šį vakarą šiek tiek jis skambės kitaip. Nežinau, ką ten vargonininkai padarė, bet vargonai nutilo ir nebegroja. Tai dabar problemą spręsti reiks kaip prieš tolimus laikus, kai kunigas Moras parašė tekstą šiai giesmei, o vargonininkas Grubertas, kadangi vargonai negrojo, pasiėmė gitarą ir pritariant gitarai, pirmą kartą ta tyli naktis, heilige Nacht skambėjo pasaulyje. Taigi mes bandysime nukeliauti į tuos laikus ir mes turime ir gitarą, ir turime smuiką ir dar kas bus, mes giedosime taip. Pirmą posmą visi giedam lietuviškai, mūsų solistas giedos toliau vokiečių kalba, o paskui mes vėl lietuviškai. Gerai? Gerai.
Schlaf im himmlischen Ruhm, schlaf im himmlischen Ruhm. Ką išgyveno Rupertas ir kunigas Moras ir ten ta parapija, kurioje pirmą kartą skambėjo ši giesmė. Tai šitą simbolinę kalėdų žvakelę galime užsipūsti ir ją vėliau užsidegti savo namuose šį vakarą. Tenkitės labai neprivarbinti grindų, nes bus sunku valyti. Įjunkime šviesą. Pagiedokime dabar kartu sekančią giesmę. Tai mirčios žvaigždės, o žemėj tamsu. Tai mirčios žvaigždės, o žemėj tamsu. Amen.
sekmadienį vakarą jo pasiklausyti. Pasiklausykite skaitinio iš laiško Romiečiams 1 skyriaus. Paulius, Jėzaus Kristaus tarnas, pašauktasis apaštalas, išskirtas skelbti Dievo Evangeliją, kurią Dievas buvo iš anksto pažadėjęs per savo pranašus šventuosiuose raštuose. O ji kalba apie jo sūnų kilusį iš Dovydo giminės, šventumo dvasia, per prisikėlimą iš numirusiųjų pristatytą galingų Dievo sūnumi, Jėzų Kristų, mūsų viešpatį. Ir jį esame gavę malonę ir apaštalo tarnystę, kad jo garbei skleistume tikėjimo klusnumo visose pagonių tautose, tarp kurių ir jūs esate pašaukti priklausyti Jėzui Kristui. Visiems Dievo mylimiesiems, esantiems Romoje, pašauktiesiems šventiesiems, tebūna malonė bei ramybė nuo Dievo, mūsų tėvo ir viešpaties Jėzaus Kristaus. Pirmiausia, aš dėkoju savo Dievui per Jėzų Kristų už jūs visus, nes visame pasaulyje kalbama apie jūsų tikėjimą. Man gali paliudyti Dievas, kuriam tarnauju dvasia, skelbdamas jo sūnaus Evangeliją, jog be paliaubos jūs miniu visuomet savo maldose, prašydamas, kad Dievui leidus man pavyktų kaip nors atkeliauti pas jūs. Trokštu jūs pamatyti, kad galėčiau perduoti šiek tiek dvasinio dovanų jums sustiprinti, tai yra drauge pasiguosti bendru jūsų ir mano tikėjimu. Noriu, broliai, kad žinotumėte, jog ne kartą ketinau atvykti pas jūs dėja, iki šiol vis pasitaikydavo kliučių, kad ir tarp jūsų turėčiau šiek tiek vaisių, kaip ir kitose tautose. Juk aš skolingas graikams ir barbarams, išmintingiesiems ir neišmanantiems. Štai kodėl mano širdį traukia ir jums Romoje skelbti Evangeliją. Aš nesigėdiju Evangelijos, ji juk yra Dievo galybė išgelbėti kiekvienam tikinčiajam, pirma žydui, paskui graikui. Joje apsireiškia Dievo teisumas iš tikėjimo į tikėjimą, kaip parašyta, teisusis gyvens tikėjimu. Amen. Tai Dievo žodis. Prieš Evangeliją giedosime psalmę. Tai prašom mezantijai. Taip, ko jūs laukiat? Jūs turit pasakyti, ką mes giedosime, nes mes nežinom. Nesilinksmina dangus, kai džiūgauja žemė, nes jis ateina valdyti pasaulio. Taip, mes visi kartuojam šitą. Gerai. Dar kartą pakartokit, visi klausykitės. Nesilinksmina dangus, kai džiūgauja žemė, nes jis ateina valdyti pasaulio. Taip, dabar jau girdim ir įsijungsim.
Evangelijos skyriaus nuo 8 iki 14 eilutės. Toje apylinkėse buvo piemenų, kurie gyveno laukuose ir naktį sergėjo savo kaimenę. Jiems pasirodė viešpaties angelas ir jūs nutvieskė viešpaties šlovė. Jie be galo išsigando, o angelas jums tarė, nebijokite. Štai aš jums skelbiu gerąją žinią, didelį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė gelbėtojas, jis yra Kristus viešpats. Štai jums ženklas, rasite kūdikį, suvystytą ir gulintį ėdžiose. Ir staiga greta angelo pasirodė dangaus kareivijų pulkai ir gyrė Dievą sakydami, šlovė Dievui, o aukštybėse, o žemėje ramybė žmonėms, kurie jam patinka. Amen. Girdėjome viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau. Mili broliai ir seserys Jėzuje Kristuje, Betliejaus apylinkėse kaimenė sergėję piemenys nenumanė, kad jų laukia tokia naktis. Jie galėjo tikėtis plėšrių žvėrių, vagių ir kitų jų tarnybai įprastų dalykų. Bet tą naktį juos aplankė angelas ir juos nutvieskė viešpaties šlovė. Nenustabu, kad piemenys labai išsigando. Jie nežinojo, kad tos nakties įvykiai ir pačius piemenys ateinančius tūkstančiais minės ištisos krikščionių kartos. Ir kad jie taps nuostabiausių paveikslų, ikonų, muzikos kūrinių ir vaikiškų vaidinimų herojus. Naktį pasirodęs angelas jiems tarė, jog skelbiu gerąją žinią, didelį džiaugsmą. Angelas pirmasis Evangelijos skelbėjas žmonėms, o piemenys pirmieji, kurie naktį išgirdė gerą naujieną, kad jiems ir visam pasauliui gimė gelbėtojas Kristus viešpats. Mes švęsdami Kristaus užgimimą esame panašus į tuos piemenis, gyvenusius kasdienį gyvenimą, kurį užpildė ne vien rūpestis kaimenė. Jų, kaip ir visų žmonių dienose, buvo džiaugsmo, liūdesio, svajonių, praradimo, ligų. Jie buvo sužeisti nuodėmės ir mirties. Ir mes Kalėdą švenčiame klausydamiesi angelo žodžių, neramaus apmąstymus, pasaulio ir pačių vargų naktyje. Norime to ar ne, į Kalėdas atsinešame gerus ir sunkius patyrimus ir apmąstymus ir dar besibaigiančių viešpaties mums duotų metų, o ir iš ateinančių. Ir mums dabar skamba angelo žodžiai, kad nebijotume. Juk ir mums dabar skelbiama Evangelija, didelis džiaugsmas, kad mums yra gimęs išganytojas. Izraelio tautos piemenys ganė kaimenės, kaip tai darė ir tikėjimo protėviai. Jokūbas, Mozė, Dovydas. Angelas pranešė apie ženklą. Rasit kūdikį suvystytą ir gulintį ėdžiose. Ne angelas, ne viešpaties šviesa, ne dangaus kareivijos yra ženklas, tačiau bet kūdikis. Palikę ganomus avinėlius, piemenys nedelsdami bėgo į Betliejų, kur ras ėdžiose paguldytą Dievo avinėlį, kuris gimė, kad kryžiaus mirtimi sunaikintų pasaulio nuodėmę. Tas pats avinėlis yra ir piemuo, gerasis ganytojas. O skubėję piemenys, nors nėra parašyta, tikime, kad taps Kristaus kaimenės dalimi, kuri viešpaties artume ras amžiną džiaugsmą ir ramybę. Mūsų giesmės senosios mišių knygos ir kitų lietuvių liuteronų tekstai Kristų gelbėtoją vadina išganytoju. Jis mūsų ganytojas, piemuo, kuris išveda savo aveles iš mirties į gyvenimą.
Piemenys nieko nelaukia, nuskubėjo, jie rado Mariją, Juozapą ir kūdikį gulintį ėdžiose. Jie nelaukė, nesvarstė, jie skubėjo. Ką padarė piemenys išvydę, ką apsakė angelams. Evangelistas Lukas įkvėptas šventosios dvasios rašo, pamatė, jie pranešė, kas jiems buvo pasakyta apie šį vaikelį. O žmonės juos girdėdami stebėjosi. Piemenys išgirdo Evangeliją, įtikėjo ir tapo patys gerosios žinios skelbėjais. Dabar žinia jau sklido ne iš angelo, bet iš žmonių lūpų. Taip šis didelis džiaugsmas sklinda iš žmonių žmonėms iki mūsų dienų. Kodėl mums ne visada lengva pasidžiaugti Kristaus gimimu? Atsakymas turbūt skamba angelų giesmėje, šlovė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė žmonėms, kurie jam patinka. Kasgi tas žmogus, kuris Dievui patinka? Daktaras Martynas Liuteris atsako, toks žmogus, kuris ieško ir atranda Kristų ėdžiose ir kryžiuje. Linkiu, kad mūsų širdis, kaip ir piemenų tą naktį, atrastų tikrąjį džiaugsmą Kristuje. Įžengusime į mūsų naktį, kad nuodėmės ir mirties tamsą pakeistų Dievo meilės šviesa. Kaip piemenys anuomet, taip ir mes šiomis dienomis pasidalinkime gerąją žinią, dideliu džiaugsmu su visais žmonėmis, su Kristaus gimimu. Tai ne mano pamokslas, tai vyskupo Sabučio sveikinimas, kurį jums perskaičiu. Taigi, ačiū Dievui, ačiū vyskupai už šį žodį. Dieve, dėkojam tau, kad tu mums davai Evangeliją, kad davai mums žodį, kad mes nebijotume, bet džiaugtumėmės. Kad mes netylėtume, bet skelbtume tą gerąją žinią Evangeliją kitiems žmonėms. Todėl palaimink šį surinkimą, kad tos Evangelijos šviesa šviestų ir kad kiekvienas iš tikinčiųjų skleistų šviesą kitiems. Prašome to per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Prašom sėsti, dabar surinksim rinkimą, prisidėdami prie parapijos renginių. Ačiū Jums už Jūsų gerumą.
Viešpatie, dėkojame tau už tavo malonę, tavo atėjimą, už mūsų išganimą. Dėkojame už bažnyčią, kurią tu įsteigei, įkūrei ir medžiame, kad tu ją palaimintum, kad tos bažnyčios dalimi jaustumėmės ir mes. Šlovinam tave ir garbinam tave. Priimk šias aukas ir palaimink jas, kai jūs tarnautų tavo šlovę ir garbei per Kristų mūsų viešpatį. Prašom sėsti ir giedame 5-ąją giesmę. Antroji šio vakaro vakaruose giesmė, 5-a giesmė, giesmės skelbiam angelai. Seniau žmonės po 2-3 valandas bažnyčiai būdavo. Jie nepavargdavo, dar 2-3 valandas pėsčia ateidavo iš kokio kaimo. Ir pusę dienos beveik sugaištavo, kad išgirsti evangeliją ir gerą žinią. Bet mes eisime jau į pabaigą ir norime padėkoti viešpačiui už šitą džiaugsmą, apie kurį mes giedame, už tą žinią, kurią mes girdėjome. Ir pasidalinkim su kitais, kurie galbūt švenčia Kalėdas, bet nežino, kodėl švenčia. Valgo ten, geria, bet kodėl tai daro, kieno garbei tai daro, kartais ir nežino. Taigi, kai sutiksit tokį žmogų, paprotinkit jį, paskelbkit jam trumpai Evangeliją. Kristus gimė dėl mūsų, kad jis atpirktų mūsų nuodėmes. Taigi padėkokime Dievui, susikauskime maldai.
prašysiu, kad maldoje įsijungtume visi, tai yra kartuosime maldos žodžius. Nurimkime ir šito. Gerasis mūsų viešpatie. Dėkojame tau, kad palikęs dangaus šlovę, atėjai į šitą žemę, prisėmei skurdą, paniekinimą, abejingumą. Tačiau tu nesibijojai šių dalykų. Nes tu myli žmonės. Tu juos sukūrei. Ir tu nori juos perkurti. Kad jie būtų vėl geri. Kad jie mylėtų. Sėtų šviesybę. Tad palaimink mums šias kalėdas. Kad valgydami ir gerdami. Sveikindami. Nepamirštume tavęs. Tavo meilės. Tavo Betliejaus stebuklo. Tavo ėdžių. Ir to šieno. Kuris buvo pakalas tavo kūneliui. Palaimink mus. Kad mes pasitenkintume kukliais dalykais. Ir už viską dėkotume. Ypač už tavo meilę. Ačiū tau, Jėzau. Ačiū tau už tavo gimtadienį. Ačiū už tavo meilę. Visą kitą mes kartu melsimės, kaip Viešpats yra mūsų išmokęs, tad drįstame tarti. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų valandą, bet gelbėk mus nuo pikto, nes tavo yra karalystė ir galybė ir garbė per amžius. Amen. Taigi mes turime dar vieną giesmę, kuri, skaičiu, vokiečių liaudies daina, nes ypač vokiečiai šitą giesmę yra pamėgę. Ir mes lietuvišką vertimą turime irgi. Aš nuo vaikystės atsimenu, kaip per Kalėdų vakarą namuose visada šitą giesmė buvo giedama. Pas mus buvo lietuviškai, ir galbūt vokiškai. Bet ir šį vakarą mes jie kartu sugiedosime, tai yra pažymėta 3 giesme, ir kurią mes galėsime kartu giedoti Eglutė tu tokia graži. Žiemų
man jis nieko nesakė, nesuderėte buvo. Bet galit pats pagroti, pagėdoti, nes mielai pritarsiu. Gerai? Gerai? Prašom sėsti. Pamaldos ir pasibaigė. Viskas, dabar saldainius dalinti vaikams. Komunijos šiandien nėra. Gerai, ačiū. Pamaldos yra baigtos. Dabar, kaip buvo sakyta, šį vakarą taip pat ir pasidalysime su vaikais dovanėlėmis. Tad tai noriu padėkoti. Šiandien surinkta 647 eurai 40 euro centų. Ačiū visiems. Dažniau ateikite į bažnyčią, tai visada bus tiek. O kai ateinate retai, tai būna 200, paskui nebėjau iš ko tų sąskaitų mokėti, ką reikia. Ačiū labai už jūsų aukas. Ir primenu, kad rytoj kalėdinės pamaldos, 10 val. Jos jau bus su viešpaties vakarienė, su pilna pamaldų liturgija. Ir tiek šį vakarą, tiek rytoj niekas kavos neduos. Nes šventės yra namuose, šventės prie savo namų stalo. O paskutinį sekmadienį, 29 dieną šių metų, paskutinis sekmadienis ir paskutinės pamaldos, 10 val. Taip pat su šventąja vakarienė. Ir po pamaldų parapijos salėje bus bendrystė prie suneštinio stalo. Tai ką atsinešite ir valgysit, kavos mes paruošiame ir bendrausime paskutinį šiemet sekmadienį. O kitąmet jau galbūt prie stalo sėsim tik vasario mėnesį, nes truputėlį remonto darbai bus antras aukštas uždarytas. Sausio 4 Kintuose yra numatyto naujųjų metų pamaldos, tačiau dažniausiai dėl valandos. O 11 kažkur tai dažniausiai būdavo, bet niekas mums dar nepranešė, tai tikiuosi. Ir kviečiame, kas galime pakeliauti. Ir ačiū visiems, ačiū dar kartą vaikų vadovėms už vaikučius paruoštus, ačiū vaikams ir linkiu visiems gražių palaimintų šventų kalėdų švenčių. Na, o dabar reikia išdalinti tas dovanėlės, kur tie vaikai giedojo, kurie visi yra, prašom į priekį.